jubiliejinės 10-osios 54 automobiliai. 50 įskaitoje, 4 tokie svečiai. Yra ir vandenilinis, ir autobusas. Gera strategija visada pusė darbo. Mes jau ją pasirengę. Planas šiandien laimėti buvo, bet ką tik nuėjom nusipirkti vandens ir visi mus aplenkė, kol mes pirkom vandenį. Tai panašu, pirminis planas gali keistis dabar. Buvo keisti sapnai iš tikrųjų, kad gaudžiau Porsche, bet ralio režimu, o ne tvarkingai pagal taisyklės. Važiuosim ir įsipildys. Prieš 10 metų 1, 2, 3 modelius turėjome varžybose. Vienose varžybose netgi buvo visi Nissan Leaf automobiliai. Na, o dabar 24 metais Ignitis On Pažink Lietuvą elektromobilių varžybose matau, kad parkas įsiplėtė tiek, kad galima įsivaizduoti rinktis nuo A iki Z. Maršrutas kitoks, šiemet Šiaurės Lietuvą lankome, niekada nėra buvę tose apylinkėse. Daugiausia važinėdavom mes į Palangą, tiesiog autostradą, arba į Druskininkus, toj pusėje, pietų Lietuvoje. Šiemet visiems vėl nauja viskas. Viską papasakosim finiše. Dabar turbūt čia bus tas pasistumdymas, kuris pirmesnis išvažiuoja, kas ką lenkia, tai kaip čia, svarbu, kad niekas taisyklių nepažeidinėtų. Kiek čia tų kilometrų mums pripumpuos? Važiuojam smagiai. Aišku, nebūsim turbūt čempionai su šituo, bet dėl to, kad žiauriai, pavadinkim, galingas, daug suvartojame elektros. Atvykimas, o mes galim 8 minutės jau vėluoti, tai tik tai 2 dar kol kas minusai, bet mes išvažiavimo atlošim. Įdomus lankstinukas apie elektrą, apie vėją. Ignitis trenirukas reklamos. Reklamytė ir žaidimas tuo pačiu. Vėjas. Arba žvėjas. Žvėjas. Visas žaidimas čia yra... Na žinai, kas užlina, kaip su eismu pasitaikys. Kol vienas važiuoja, tol važiuoja maksimaliu leistinu greičiu ir važiuoja, bet tik kažkas užlenda, tik tai kažkokia Toyota ten velkasi, tik tai kažkas ir iš karto tau mažėja laiko, mažėja minučių, mažėja nuvažiuojamo atstumo, kiek tu gali, nežinau, nuvažiuoti. Dabar 10 vėlavom. Tai sakydam, paskutiniam dar gaunasi, kad jis sumuojasi 2 pliusą, ne? Jo, tai dar turim reiškės kelias minutės jau. Planas chuliganas. Negalim pasakyti, nes visi kopijuoja paskui. Planas yra bandyti nestoti, bet dėl šventos ramybės, kad nereikėtų paskui stumti, reikės ko gero. Į pergalę. Turėtumėm privažiuoti nesikrovę. Pabandysim. Finiše viską pasakysim. Visi laukia, susiskaičiavę, mes irgi iki minučių kilometrų viską susiskaičiavę. Trauksim ekseliuką, kai pradėsim. Susidėsim dar maršrutą, nes dar ne pabaiga, kad gavom anksti pasikraut. Reikia iki galo susirinkti kilometrus. Don't have to twist my arm. You know that I'm satisfied. Sveiki atvykę į finišą. Rezultatus pakomentuosim vėliau. Pagal minutės skaičiuojant, turėjom atvažiuoti 48, tai kai važiavom buvo 47, 49, tai nežinau kaip čia, 8 ar neskaitas. Ir 1% liko jo. Pusę procentų. Kiek kilometrų bendrai nuvažiavo? 583,3. Kiek vidutinės? 22 lygiai. Mums elektros reikia. Mums elektros, prašom, duokit. Žiūrėkit. 1%. O kiek laiko važiuoja ant 1%? Kokį 10 minučių. Wow. Rodo, nuvažiuoja 10 km, nukrito 15. Ir tai, žinai, žiūrė, kad kažkaip nesigauna. To prove your love ain't got no
diena linksma, mačiau dalyviai bendrauja, linksminasi, juokauja. Buvo tokių, kurie visai nestojo įsikrovimui ir bandė važiuoti šiek tiek lėčiau. Didžioji dalis vis dėlto stojo įsikrauti, nes bandė važiuoti greičiau. Mačiau, kad kai kuriems nepavyko susiskaičiuoti teisingai ir strigo eilėse Kryžkalnyje. Tai matyt, kad čia yra tas variantas, kai tavo planas A, tu matai, kad neveikia, vis dėlto galbūt anksčiau reikia pereiti prie plano B. Teko daug dirbti ir kojom, ir galva, ir rankom, bet viskas sėkmingai. Pavyko. Kaip autobusų klasėje, tai labai gerai. Buvo iškelta tokia ambicinga strategija, buvo momentų, kai galvojom, kad neveiks, bet kažkaip tai pabaiga nenuvylė. Ne visada automobilių sporte lemia vairuotojas ir šturmanas, kartais lemia technika. Tai va, džiaugiuosi iš tikrųjų labai. Antri.